Tu ką tik suvalgiai bandelę. Po 15 minučių energijos pliūpsnis. Tu pilnas jėgų. Po valandos ateina mieguistumas. Nieko nesinori, atrodo prigultum ir saldžiai pasnaustum. Po 2 valandų tu jau nori vėl užkandžiauti, valgyti, geriausiai kažką tai saldaus ir skanaus su truputį riepalo. Taip veikia insulinas. O velnias. Kas ten? Aš insulinas. Atėjau išvalyti jūsų cukrų. Insulinas tai hormonas, kurį gamina kasa. Apie tai jau rašiau straipsnį emocinėme valgyme. Linką pridėsiu apačioj po šio video. Na, o jeigu nagrinėti labai trumpai, tai jis yra kaip apsaugos darbuotojas arba kaip raktas į ląstelę. Cukraus lygis kraujyje pakyla, ląstelė atsidaro ir energija suplaukia tenai. Be insulino cukraus lygis kraujyje pakyla, atrodo gliukozės turime daug, tačiau ląstelės badauja, nes niekas gliukozei durų neatidaro. Ląstelės badauja, organizmas griūna. Bet štai kur pagrindinis kabliukas, insulinas ne tik atidaro ląstelę ir įleidžia į ją medžiagas. Insulinas šaukia tavo kūnui. Kaupk riebalus, nedegink jų ir neleidžia atsikratyti savo riebalinių sluoksnių. Jeigu tu valgai kas 2-3 valandas, kaip tau atrodo? Tavo kūnas gyvena kaupimo režimu. Kaupk riebalus. Pastovus kaupimo režimas. 1921 metai. 14 metų berniukas jaučiasi labai blogai. Jisai yra arti mirties, kadangi cukraus lygis kraujyje yra labai aukštas, jisai turi 1. lygio diabetą, bet mokslininkai apie tai dar nežino. 2 mokslininkai, Frederick Banting ir Charles Best, eksperimentuoja su šunimis ir išskiria naują medžiagą. Jie tą medžiagą suleidžia berniukui ir per kelias dienas jo būklė ženkliai pagerėja. Tai buvo vienas didžiausių stebuklų 20-ame amžiuje. Ir Bantingas gavo Nobelio premiją už tai, būdamas 32 metų amžiaus. Insulinas nėra blogis, tai gyvybės hormonas. Bet modernus gyvenimas jį pavertė nuolat įjungtų jungikliu. Cukrus, užkandžiai, saldus gėrimai, nejudėjimas. Ir tada mes stebimės, kodėl kyla cukrus, kodėl auga svoris, iš kur atsirado insulino rezistencija. Nori sužinoti, kaip gali kontroliuoti insuliną, o ne kad jisai kontroliuotų tave? Aš Andrius iš emocinio valgymo, parašyk apačioje komentarą insulinas ir kitame video pasidalinsiu apie insulino rezistenciją. Ate.